Sveiki! Kas yra SimpleBeam? Tai programinė įranga, kuri kūriama nuo 2009 metų. Ją sukūrė suomių inžinieriai Jiri Hietanen ir Sakari Lehtinen, dalyvavę IFC failo formato kūrimo darbo grupėje. Šios programos pagrindinis dėmesys skiriamas BIM modelio duomenims ir netrukus parodysiu, kuo jis skiriasi nuo kitų. Tai gana unikali programinė įranga, kurią naudoja visi, kam reikia iš modelio gauti tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, samatininkai ir anglies dioksido skaičiuotojai, kuriems reikia statybinių kiekių, projektuotojai, projektų vadovai, objektų vadovai ir kiti projekto dalyviai. Taip pat yra labai vertinamas įrankis BIM koordinatoriams. Kodėl jie naudoja SimpleBeam? Pavyzdžiui, įprastoje peržiūros programoje spustelėjus ant sienos matoma tik vienos sienos informacija, tačiau SimpleBeam Property langas yra unikalus. Pasirinkus 76 sienas, lange rodomi visų sienų suvestiniai duomenys. Tai yra tarp 76 sienų yra 7 skirtingi pavadinimai. Jei pageidaujama, jas galima nuspalvinti pagal pavadinimą ir greitai gauti aiškų vaizdą. Taip pat galima spalvinti pagal žymėjimą ar tipą. Galbūt reikia sienas atskirti. Iš karto matosi, kokia siena kokios spalvos. Jei norima greitai įvertinti kiekius, galima pasirinkti parametrą, kuris bus sumuojamas, pavyzdžiui, plotą. Tada iš karto matyti, kurių sienų pagal tūrį yra daugiausia. Jei modelyje nėra tūrio informacijos, SimpleBeam tai išsprendžia. Pasirinkus atitinkamą komandą Dataflow modelyje akimirksniu sukūrėme automatiškai apskaičiuoti tūriai, kuriuos galima naudoti arba palyginti su projektuotojo pareiktais duomenimis. Ar galima eksportuoti į Excel? Taip, žinoma. Perkelus sienas į lentelę, jas galima grupuoti pagal pavadinimą ar žymėjimą. Taip pat sumuoti plotus. Jei norime duomenis rūšiuoti pagal aukštus, tai irgi galima padaryti. Jei norime tam tikrus elementus pervadinti, galima tai lengvai pakeisti Property lange. Pakeitimai iš karto atnaujinami lentelėje. Priešingų atveju gali nutikti taip, kad modelio iš viso nepavyks tinkamai naudoti. Per daugelį metų dirbdami su modeliais esame susidūrę su atvejais, kai projektuotojų ir naudotojų vizijos nesutampa. Naudojant SimpleBeam, šią problemą galima išspręsti per kelias minutės. Žinoma, lentelės galima eksportuoti į Excel, kur automatiškai sukūriama pivot tipo lentelė su tikromis Excel formulėmis. Tiems, kuriems reikia dar labiau automatizuoti darbo eigą, padeda Dataflow modulis. Pavyzdžiui, galime sukurti patalpų apdailos paviršiaus dangas. Paleidus šią funkciją, sistema trumpai apdoroja duomenis ir tada sukūrė atitinkamą grupę su paviršiaus dangomis. Izoliavus elementus, matome, kad apdailos plotai yra apskaičiuoti. Jei norime pamatyti, kaip jie paskirstyti pagal patalpas, tai galime padaryti akimirksniu. SimpleBeam yra ypač galingas įrankis, kurio naudojimo galimybės labai priklauso nuo jūsų tikslų ir kūrybiškumo. Jei norite išbandyti SimpleBeam savo projekte, susisiekite su Tarkon. Surengsime jums nemokamą demonstraciją ir bandomąją versiją, bei padėsime kiekviename žingsnyje, nuo mokymų iki praktinio naudojimo.